Salotos visada gerai ir jeigu jos dar greitai paruošiamos, skanios ir be galo maistingos, tai tau reikės 2 morkas su tarkuok burokinę tarką arba šiaudeliais. Reikės išvirti vieną brokolį 2-3 minutės ir kol liks dar traškų žiedeliai atvėsinti. Reikės konservuotų kukurūzų indelio, taip pat juodųjų alyvuogių perpjauties pusiau ir ant salotų visų ingredientų apibarstyk truputėlį druskos, dėk mažą šaukštelio galiuką garstyčių, mažą arbatinį šaukštelį majonezo ir ypač tyro alyvuogių aliejaus. Taip, majonezo. Majonezas skirtas šitas salotas pagardinti nuostabių skonių ir aromatų. Ir jokių nėra blogų ingredientų, kurių negali būti nedidelis kiekis maiste. Todėl rinkis maistą atsakingai, valgyk daug daržovių ir šios salotos puikiai proga valgyti ir į savo racioną daugiau įtraukti daržovių. Išmok gaminti greitai, skaniai ir sveikai. Įsigyk mano kursus, seminarus bei knygas ir tikrai gausi be galo daug naudingos informacijos ir nebereikės sugalvos, ką valgyti pusryčiam, pietum ir vakarieniai. Jei patiko šis receptas, spausk like, dalinkis su savo draugais ir rašyk komentare gaminsiu ir nepamiršk pagaminęs pasidalinti šiuo receptu su savo draugais.